Sakiau, kada didesnė padarytų, bet sako, nebejuokink, nebejau. Jau sakė, neįmanoma didesnė suviniuot. Penkiolika minučių didelis alkūninis gruzino, kaip gruzino, atsiprašant, kebabas. Nu davai, bandom. Galiu pasakyti vieną dalyką, niekad nesu valgęs kebabą tokiai vietai, pažiūrėkit. Su tokiu gražiu vaizdu. Važiuojam. Įsivaizduoti, jeigu Mažeikas yra Profkės kebabai tokie geri, kas būtų, jeigu Univiero kebabas, jeigu būtų Univieras Mažeikas, varam Univiero kebabą. Pasakykit, ar Mažeikiai nenustabus. Valgau karamelinį desertą prie Eifelio bokšto. Kokiam dar Mažeikių, kokiam dar Lietuvos mieste aš galėčiau taip gerai laiką leisti. Nu ką? Palauk, žiūrėt. Nebėra prasmės kažką daryti. Ką tik kalbėjau 4 minutės. Pasakojau. Pasižiūrėjau, neįsirašė garsus, tai dabar pradėsim iš naujo. Žodžiu, esam Mažeikas, mieste, kuris daugiausiai kam asocijuojas su Mažeikių nafta ir nebereikalo. Dar ką Mažeikiai turi, jeigu jūs norit, pavyzdžiui, nuskristi Paryžių, bet neturit pinigų ir galvojat, kaip nustebinti savo merginą ir kur jai pasipiršti. Ne bėda, Mažeikiai turi savo Paryžiaus alternatyvą Eifelio prekybos centrą. Savo biudžetinę alternatyvą Eifelio bokštas yra ir čia. Gal kažkiek mažesnis, bet romantikos ten tikrai netrūksta, tik galbūt kruasanų reikės kažkur kitur paieškoti. Nu, jeigu kas ten Norfui turėtų būti. Nu, apie pačius Mažeikius, tai Mažeikiai vienas jauniausių Lietuvos miestų. Sparčiausiai augo būtent tada, kai pradėjo veikti naftos perdirbimo gamyklą. Todėl nemaža miesto dalis yra palyginti nauja. Va, ypač, pavyzdžiui, šitą bažnyčią. Bet šiandien aš į Mažeikius atvažiavau tikrai ne dėl naftos, tikrai ne dėl Eifelio bokšto, o mane domina visai kitas kuras šiandien. Yra kalbama, yra tekę girdėti ir iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad Mažeikių kebabai, bent jau kiek aš esu kur Lietuvoje valgęs, nesu matęs didesnių porcijų negu Mažeikių kebabiniai. Nu čia vadinasi ta kebabinė tiesiog labai skanu kebabai, bet visi vadina ją prie Profkės, nes parodyk. Nes yra prie pat Mažeikių proftechninė mokykla, tai tiesiog šita kebabinė yra žinoma kaip kebabinė prie Profkės. Tai va, eisim patikrinti kebabus, pasimsiu jaučiu lavašą, didelį su miksu ir bandysim įveikti. Einam patikrinti. Labas, aš norėčiau tą tokį vadinamąjį alkūninį kebabą, didelį lavašą. Kokiu padažu? Su miksiuku, su miksu, jalapeno ne, jalapeno jau neįms, ne. Tai didelį lavašą su... O svogūnų dėt? Jo, dėkit svogūniukų. Vis? Jo, 6,50. Turiu senį pinigų paskolinti. Kiek bus maždaug laiko? Greitai, žinau. Greitai, ne? Gerai. Sakiau, kada didesnė padarytų, bet sako, nebejuokink, nebejau. Jau sakė, neįmanoma didesnė suviniuot. Čia seniau mano draugėlis gyveno vienas, augino voverę butę. Justus toksai. Visų pirma, kad augino voverę, žiauriai keista. Visų antra, kad augino voverę butę, nebuvau damatęs bičio, kuris augintų voverę butę. Linkėjimai Jusčiui. Ten karačiai prie Profkės kažkada bėgam nuo policijos. Nupurškė vienu su ašariniam dujom. Irgi tokie atsiminimai. Ten toliau ir baraks, mano pusbrolis gyvena. Ir ten buvo... Ai, ne, šitas istorijos negaliu pasakoti. Šiaip kainelės visai nieko. Didelis lavašas 6 pem, mažas 5 pem, prancūziška pita. Čia esi valgęs prancūzišką pitą operatorių? Ne? Nes aš irgi. O bandelį, kai būn, tai palaikyk, bandelį kaip pirkdavau, tai būdavo tokia ne bandelė, o tokia vat, kaip pavadinti,
kriauklė kažkokia tai. Kai kriauklė pridėta faršą. Tai žodžiu, žiūrėsim, įdomu, da pasversim, kiek čia viskas svers. Kaip sakai, kiek prisitraukimą padaryčiau. Šiaip čia štanga nepatogi. 2 sakai tik tais. Keturi, ne? Keturi su pusė. Bet man atrodo, kad aš pats biškai nebežinau, kur ta profkė iš tikrųjų. Tai čia tas pastatas ir ne čia tai ir ta profkė, man atrodo, ten už tą pastatą ir profkė. Sorry, mažikiškai nepykit, blem, aš pats tos profkės nelankiau. Tai tik žinau, kad šitą vietą vadinasi prie profkės. Ai, bet tai čia ir yra ta profkė, man atrodo, tas apipaišytas pastatas. Man atrodo, ką jo. Čiagi ta Mažeikių profkė, ne? A, gerai, dėkui. Patvirtina vietiniai, kad jo. Jau beveik. Blema, noriu jau ir valgyti visai. Jau viskas, ne? Dėkui labai. Dėkui. Blema, koks karštas. Davai, varom valgyti. Dabar galvoju, kur tą kebabą reikėtų taip skaniai gražioj vietelį kažkokiai simboliškai Mažeikių pasidėti, pasistatyti. Tai nesugalvoju nieko geresnio kaip Mažeikių Juodpelkio parkas. Ką sužinau nesenai, kad vadinasi Juodpelkio parkas, bet iš tikrųjų visi vietiniai vadina 5 kalnai, 5 kalnais. Kadangi Mažeikės nėra ryškesnių kalvų, tai šitos 5 kalvelės yra išskirtinė miesto reljefo vieta. Labai mėgstama bėgikų, o netgi yra vietinis bėgimo klubas pasivadinęs 5 kalnai. Tai varom ten, pasidėsiu staliuką, pasidėsiu kėdutę, atsisėsim aukštai ant kalno ir bandysim. Aš galvoju, kaip mano operatorių, kad būtų įdomiau gal užsidėti man kažkokį laiko limitą, per kiek tą kebabą suvalgyti. Kaip sakai? 15 minučių sakai? Blema, čia iššūkis. 15 minučių didelis alkūninis gruzino, kaip gruzino, atsiprašant, kebabas. Nu davai, bandom. Atsigerti turiu pasiėmęs vandens savo stebuklingą eliksyrą. 15 minučių. Davai, bandysim. Lemma, reiks pradėti salę vėl eit. Nebuvau sporto salėj 3 mėnesius. Oi, ta vasara. Vasarėlė. Opa, Mažeikę Kapundelną. Pažiūrėkit. Ten stato Kašio areną naują, kiek žinau. Tai va čia ir 1 kalnas, 2 kalnas čia. 3, 4, o kur 5 kalnas? Čia gali būti, kad yra apgavystė. 4 kalnus ten matau, operatorių. Tu čia vietinis labiau. Tai pirmą pasisveriam kebabėlį, pažiūrim, kiek čia tų reikalų bus iš tikrųjų. Kaip čia pajungti? Va, on. Dabar iš karto. Ta uždėt. Opa. Nunulinam lentelę ir nusinulink, 2 gramai rodo, gerai. Dedam kebabeišiną. Ką rašo? Kilogramas ir 100 gramų. Ganėtinai nemažai. Maisto kaip 15 minučių. Nu ką, pasiruošę? Ar mes pasiruošę? Pažiūrėk. Šiaip kebabėliai tai gerai, aš tikiuosi, kad ir padažo dafiga. Nu, paruošk laiką. Kilogramas 100 gramų. Jau, 1, 2, 3, važiuojam. Karšta, blemba, saulė šviečia. Ir aštraus padažo dar. Gal reikėjo ne miksą imti. Galiu pasakyti vieną dalyką, niekad nesu valgęs kebabą tokioj vietai, pažiūrėkit. Su tokiu gražiu vaizdu. Tai kaip įsipėtų atsigert, blemba.
Įdomu, kiek čia kalorijų. Jaučiu dienos normą. 2 štukelės laisvai. Blemba, aš su padažą pridėjau. Svarbu, akis neprisitrinti. Paskui varysim fulį ir Amarą pažaisti. Operatorius kažkad fulį esi lankęs, ne čia? Ko nevelankai? Rodo įdomesnį sportą. Kom užsiemi dabar? Filmuoji vlogų, kaip žmonės kebabus valgo? Tuolė eisi, manau. O ja. Kiek laiko? 2 minutės dar tik. Troškint blemba. Šis gėrims, aš nežinau, kas čia yra, bet man padeda kažkaip geriau virškinti. Važiuojam. Be kita ko, šiaip šitie kebabai iš tikrųjų yra labai skanus. Nes būn kebabinių, kur aš nuvažiuoju, pasiemi kebabą, tai ten arba vapšė padažo nėra, arba iš vis mėsos nėra, arba būn, kad daržovių nėra, vien mėsa. Čia viskas. Kombo tobuls. 4 minutės. 4 minutės? Blemba, įveiksiu, manau. O, dabar jau pavalgiau. Sekantis stepsas persivalgyt. Nu ir po to jau bus kankynė, kaip sakant. Įsivaizduoti, jeigu Mažeikas yra Provskės kebabai, tokie geri. Kas būtų, jeigu Univiero kebabas, jeigu būtų Univieras Mažeikas? Varam Univiero kebabą. 5 minutės. 5 minutės? 8 minutės. O, blemba. Kiek laiko? Jau beveik 9 minutės. Beveik 9 minutės. Liko 5 minutės ir trečdalis kebabą. Oi, blemba. Jau reikia paskubėti. Blemba, man reikia pačiam dar techniką čia rūpintis. Operatorius ne visus kilus. Liko mažiau nei trečdalis laiko. Blemba, iš tikrųjų jau privalgiau. Rusų šnipai. Įpilk, įsiplak, įsipils. Blemba ir aš trubiškai. Kiek liko? 11. Davai. Ne. Nepadeda. Netikėk, kad priešai suoks. O suokia priešai, kad aš nesuvalgius kebabą. Ką aš nekės tam svetimi. Bet kas keiščiausia, aš jau privalgiau žiauriai, bet vis dar skanu. Nes būn kartais, kad tai privalgai, net nebesinori negalvoti apie taip. O čia mes vis dar laikomės. Kiek laiko? Dabar liko 3 minutės. Bet tu nedavė servetėlių? Mačiai, kai kebabinė mums nedavė servetėlių? Nu, blemba, tu neilai jau dabar kebabą jau reikia su ChatGPT generuoti, nes reikėjo nufotkinti kebabą. Ai, nesvarbu. Žiūrėk, reikia daryti tokį vakar žiauriai didelį. 14 minučių? Va, liko minutė vienas toks tako. Reiktų, bet jau spaud skrandį. Nu, davai. O aš turiu praryti viską? Eina sam. Ir išsižiau dar. Liko pusę minutės. Ir servetėlė. Sakyk, kiek liko? 20 sekundžių. Spėjau. Šito jau nevalgysiu. A, vieną tik. 10 sekundžių. Gerk. 2 sekundės viena. Ei, dronas. Gelbėkit. Dabar varom dabar desertą pasiimti, jau čia kur nors
Da suvalgyčiau pyragėlį su karamelė. Pašaukim mane, va, nevarom, dabar varom į Norfą dar desertų pasimti, nes... Žinai, kažkaip suvalgiau, nuslinko tas kebabeišins, užgėriau to gėrimą savo. Norėčiau kažko saldaus. Nefilmuoju kodų, sakau. Kiek, žinai, reikia desertui pasimti? Koks 100 eurų jaučiu už tai. Suma iš viso 102 eurai. 97 svarai, 12%? Ne. Čia 10 eurų mokestį pasiėm, kad iš angliškos kortelės nusimčiau. Pinigai ruošiami? Ne. Taigi paspaudžiu cancel, žiūrėk, ką rašo. Norėjau atšaukti. Atšaukite. Ne. Atiduokit kortelę. Prašom paimti kortelę, nu. Eik, tu nusiskit. Nu tai... Junklau. Vanilės ir kremo ir pasiflorų įdaru. Bliama, kad ne kažką čia pasirinkimas spurgas su tofi ir bananų įdaru. Nu gal čia visai nieka. Gal lasdelė su dešrelė, bandelė. Bandelė, lasdelė su dešrelė ir spurgas. Kažkokį bomžišką Norfą, biškai sakyčiau, atsiprašant. Davai, ką operatorius valgys? Šausiu bandelę su pasiflorų ir vanilės. Kaip čia atsidaro? Įleiskite, prašau. 1. Kiek dėtis, kažin? 2, 3 gal? Ai, davai. Davai 4. Ką dar? Atnori operatorių kažką iš čia. Ką norėtai. Ir... 3 tokius dar pasiemu. Tai gerai, aš suvalgysiu 2, tau duosiu 1. Gerai. Ir atsigerda einam pasiimti, kad kuo daugiau kalorijų būtų limonadė. Nu, pažiūrėkit, ar čia ne romantika? Ne, čia ne romantiška. Vakarė lemputės čia gal uždega. Kada uždega čia per žiemą tik tais tas lemputės? Ar atvažiuoji su mašina, prisipirki šokoladų, kebabą didžiulį suvalgęs. Kokias čia buvo to su bananu? Su karamelė ir bananu. 4. Tada 2 kinderiai. Ir dasimušimui. Ne, tai tau 1. Coconut water, bet coconut water, aš manau, kad ant neturi kalorijų. 100 ml kokosų vanduo 100%. Bent jau tiek. Bus kokias 3 štukas kalorijų įvirinta. Mažajam Paryžiui. 2. Vėmė čia per žiaurų. Čia aš neiškviestų kas nors policija, jeigu užlipčiau į viršą. Eik, aš nebesuvalgysiu tiek. Kas čia per gėrims vapšė? Less calories, no sugar. Pfu. No sugar. No. Dabar šaunam vieną Kinder Maxi Kingą. Gardumėlis. Pasakykit, ar mažeikiai nenuostabus. Valgau karamelinį desertą prie Eifelio bokšto. Kokiam dar mažeikių, kokiam dar Lietuvos mieste aš galėčiau taip gerai laiką leisti. Aš nebenoriu, žinau, nieko. Gerai, dar vieną. Aš jau nebenoriu, bet jau kad užsibrėžiau. Ai, čia tavo? Tu 2 pasiėmė? 3 bandelę. O Paryžiau. Gerai, ačiū už dėmesį. Galit palikti komentariuką, jeigu manot, kad daugiau galėtumėt suvalgyti. Arba greičiau tą vieną alkūninį kebabą. Paspauskis patiktuką, jeigu mylit mažeikius. Jeigu nemylit mažeikių, parašykit komentaros, nemyliu mažeikių. Ir pasidalinkit, jeigu norėtumėt gauti kelialapį į Paryžių. Aš suorganizuosiu greitai. 2 bilietus prie Eifeliaus bokšto, va prašau. Viskas, transliacijos pabaiga.